Mes dabar Europos Sąjungoje esame, bet tai kas iš to? Ką mes iš to turime? Vargą, skurdą. Ir mes einam į Europą, va, su pinigėliais savo senais ir nešam ugnį, kad atsikratytume Rusijos. Tai va, mes išeinam nuo šitų visų rusų, atsisakom kavos ir kebabų, o einam ten, kur yra gražu, kur va... Kebabai yra ne rusai, Ai, jie yra migrantai atvažiavę iš kažkur kitur. Nu tai mes juos priimam, bet, nu sakykim, trumpai čia pabūkit, o paskui išeikit, nes čia Lietuva yra vis dėlto. Tų žmonių, kurie atvažiuoja pas mus į Lietuvą, man yra labai gaila. Jie čia perspektyvos jokios neturi. Jie vargsta čia. Ir man litas yra galbūt netgi svarbiau negu euras. Aš va dabar galiu paimti ir išmest. Bet aš to nepadarysiu, nes už juos aš rytoj vyno nusipirksiu. Jo, pachmielo tai reikės. Nebaisu? Baisu. Baisu, kad prasidės karas. Nebaugina pratybos šitas? Ne. Kodėl jos gali? Čia kaip tik saugu. Saugu, ne? Saugu. Kaip manot, kiek Lietuvos gyventojų prašytų prieglobsčio kitose šalyse, jeigu kiltų karinis konfliktas? Manau, kad labai daug, nes... Ir manau, kad labai drąsa greitai dingtų. Kaip Lietuva elgėsi su tais pabėgėliais, kurie ieško prieglobsčio čia Lietuvoje? Aš įsivaizduoju, galbūt ir neblogai visai. O kaip manot, kaip elgėsi su tais, kurie iš Vietnamo, Pakistano, Indijos? Vieniem padeda gal, o kitiem gal ir ne, nežinau. O kodėl Lietuva vieniem padeda, kitiem ne? Россия для русских, Москва для москвичей. Ir, kaip čia jūs sakot, ten, Lietuva lietuviams. Ir ką? Lenkams ir rusams dar. Na, kažkokios turi būti tiems emigrantams, taip pat kažkokie reikalavimai turi būti iškeliami, kurie jie privalo laikytis. Tai jie visgi nėra tokie laisvi žmonės, ne? Kad... Ne, mes taip pat laikomės įstatymų. Tai bet mums įstatymo, jiems dar papildomi reikalavimai. Nu, natūralu, jeigu tu žmogau atvažiavai į kitą šalį, ten yra kita kalba, kiti papročiai, tai ryšium su tuo, na, kažkas tai turi būti iš tavęs reikalaujama taip pat. Nu, jie neturi būti išlaikytini. Jie turi nedidinti nusikalstamumo. Tiesiog būtent integruotis kaip lygiaverčiai gyventojai visais atžvilgiais. Sakykit, tai ką jūs dabar darot? Ruošiuosi traukinį. Ir keičiat aparatą, ne? Taip, nes tasai biški užlūžo. Į šitą kelią? Stovim čia gal, palaukit. Ten kas, kelevinis ar krovininis? Kuris varo? Iš abiejų galų traukinio, jo. Reiškia, pro vieną pusę ir pro kitą eina iš abiejų tranzitinis traukinys, montuojamas prietaisas yra stebėjimo ir per visą Lietuvos teritoriją traukinį stebi. GPRS prietaisas, jeigu tik traukinys sumažina 20 km per valandą greitį, iškart pagal sistemą mes kompiuterį matom ir iškart reaguoja. Lietuva ir toliau turėtų laikytis tos pakankamai griežtos tvarkos ir stengtis. Čia patikrinta, taip? Pažiūrėsiu. Kad į Lietuvą nepatektų tie asmenys, kurie norėtų pakenkti Lietuvai. Очень приятно. Здрасте. Паспорт, визу, пожалуйста, по одному. Паспорт с обложки выберите, пожалуйста. Виза в паспорте? Цель поездки в Брюссель. Как? Учеба. Средства для проживания все есть? Да. Там, где будете жить? В общежитии. Счастливо. Хорошей учебы. Aišku, kai dabar situacija, paaštrėjo, ta geopolitinė visa. Имя, фамилия? Neduodama dingstiesiems. Būti ar provokacijom, ar kažko būti nepatenkintais. Kai žmogus ieško prieglobsčio, nori prašytis prieglobsčio, jisai bus labai malonus, nes jam reikia mūsų valstybė pasilikti. Susitikom? Viskas, jau susitikom, taip traukinys patikrintas jau. Prieglobsčio prašytoje mes atsivedame į apklausos kambarį, kad galėtume nustatyti tikruosius motyvus, kodėl jie prašosi prieglobsčio Lietuvoje. Kas čia yra? Sulaikymo patalpa.
Sulaikymo patalpa. Turim parašytą, nežinau, arabų kalbą, kokią kalbą. O kas čia parašyta? Net neįsivaizduoju. Neįsivaizduojate, ne? Raudono kryžiaus draugija. Aha. Čia gruziniškai, man atrodo. Jo, čia gruziniškai. Ir O tai kas čia per instrukcijos, kas čia yra? aš net nežinau, neįsivaizduoju. Nežinote, ne? Čia yra Raudonojo kryžiaus paruošti aplankalai, jų gimtąja kalba gruziniškai, angliškai, rusiškai, kur jie galėtų kreiptis pagalbos, kokie jiem priklauso pagalba, kokie įstatymai. Nu, jie normaliai reaguoja, musulmonai būna, kad jie kiaulienos nevalgo, pavyzdžiui. Tai Maisto daviniai gali būti ir kiaulienos. taip, gali būti ir kiaulienos. Tai tada suvalgo, kas yra nemėsiško, pavyzdžiui. Vat ir yra, kad mes neturim to sauso davinio dabar, bet visada stengiamės jam suteikti tokią, sudaryti namų aplinką, kad jisai papildomai jau čia pas mus nestresuotų. Taip, klausau. Sustoju. Galiu išeiti, biški? Kurioj vietoj? Vėvį. Vievio stotis. Vėvio miškas, dumplikas. Už kokią stotis čia va? Baltamiškis. Čia Baltamiškis. Baltamiškio stotelė. Čia yra stotelė ar kas čia? Baltamiškis, va. Pajudinai. Jau važiuoja dabar, viskas gerai, jo. Ant bėgių gulėjo metalinis daiktas, pervažiavo, paskui atitrūko ten jam rankovės ar kas, bet viską jis susitvarkė ir traukinys toliau vyksta. Galim ir sraigtasparnį prašyti kelti, kad jis užtikrintų, priežiūrą to tranzito. Visada nežinia, kas gali įvykti, bet mūsų yra uždavinys, kad apsisaugot, kuo daugiau dėti pastangų, kad tai neįvyktų, kad mes galėtume būti ramus. Это самолет из Австрии. Ну вот, видимо, таким я и прилетел. Меня арестовали в Украине за содействие или соучастие в программах правительства Тимошенко. Какое ты чувство, когда понимаешь, что жизнь надо... Когда жизнь не удалась, чувство, которое граничит с отчаянием. У меня оставалось только буквально, на дорогу до Побрада. И я надеялся, что меня там хотя бы накормят. А дали поесть там? Да. Я очень со многими встречался ребятами, которые переходили границу незаконно. Они бегут к нему, они машут руками, они кричат, мы просим убежища. При этом пограничник говорит, я тебя не понимаю. Я не понимаю. Я знаю, почему он это делает, потому что чем больше он задержит тех, кто нелегально перешли границу, тем, соответственно, он больше поощрений получит по своей службе. O tai neerzina jūsų sirenų šitas? Erzina. Už nelegalių asmenų gabenimą yra numatytos žymiai griežtesnės sankcijos. Už kontrabandą ne tiek. Ir tas įkainis atsiranda nuo maršruto sudėtingumo, kai kuriuos atveža iki sienos ir kaip tuos šunelius išmeta, mes pagavom nelegalą, o jisai sako, tai aš jau Švedijoje. Sakom, kodėl tu taip galvoji? Tai, kad, sako, mane atvežė prie sienos ir pasakė, va, čia yra valstybės siena, o ten toliau Švedija, eik. Na ir jisai galvoja, kad čia yra Švedija. Tik tai pamatęs kažkokius pažeidėjus, tu gali pasąmoniai pradėti kažkaip reaguoti. Bet ir tai. Tai eina moteris su vaiku ten kūdikiu ant rankų, dar porą iš paskos, matosi, kad nesaldo jiem gyventi ten, iš kur jie išėjo. Tai visokių atvejų būna, prisižiūrim, bet aišku, labai neįsijaučiam, nes kiekvieną įsijaustai čia savų nervų neužteks. Migrantai prisibijo, ne? Jo, nesipriešina. O ką jūs jiems sakot? Tai perspėjame, kad nejudėtų
nesipriešintų, nes bus panaudotas šuo. O tai kokia kalba jūs jas perspėjat? Lietuvių? Lietuvių, ne? Taip. O jie supranta? Aišku, kad ne. Visą laiką reikia atsargiam būti, nes niekada nežinia, ar tai nusikaltėlis, recidyvistas ar paprastas prieglobsčio prašytojas. Na gerai, jeigu jis iššoka ir išsitraukia popieriaus lapą ir sako jums, va, aš prašau prieglobsčio. Kaip jūs? Bet dar tokiu atveju nepasitaikė. Policinio prieglobsčio statusas neturėtų galioti, jeigu neteisėtai peri valstybės sieną. Jeigu ten blogai kažkas yra pas jūs, tai ar į ambasadą ateik, ar į pasienio kontrolės punktus ateik legaliai, pasiprašyk. O tai dažnai pas jūs kreipiasi prieglobsčio prašytojai? Ne, nedažnai. Nedažnai? Ne. Kam jie eina ten kažkokiais, nežinau, laukais, jeigu galima būtų į tiesiog į pasienio postą užeiti ir paprašyti to prieglobsčio? Jo, galima į pasienio postą, bet turbūt jų neišleistų gal tai Respublikos pasieniečiai Baltarusijos, jeigu jie ten dokumentai netvarkingi yra. Jeigu mes nebūtum dabar Europos Sąjungoje arba NATO įėję, tai dabar nežinau, kaip mes čia būtum dabar gyvenę. Pagalvokim. Mes jau gal čia būtum ne pasieniečiai, o tik kaburiukai iš mūsų buvę. Man tekė su tais pačiais ir afganistaniečiais tada susitikti, tai graudi istorija. Nu, kai ateina žmonės ir žudo vaikus, kuriem dėtis, jiems pagrasina, kad kitus žudysim. Bent iš jų tai paaiškinimų ten ir vertėjų išaiškėjo tas visas. Ta situacija, dėl ko jie emigravo. Lavoriškių pasienio kontrolės punktas. O kas čia yra? Čia yra valgomasis. Palauk, taigi... Iš naujo. Tu dabar tylėk. Čia yra valgykla, kur prieglobsčio prašytojai gali savo pasigaminti maisto, pasišildyti, taip pat jį gali laikyti šaldytuve. Vienu žodžiu, visos yra sąlygos išprofiliuoti, kur yra, sakykime, taip grubiai, gerėtis ir negerėtis yra labai sunku. Mes turime nustatyti, ar jie tikrai nori prieglobsčio Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje. Ir jeigu užsienietis nurodo, kad jis nori prieglobsčio, sakykime, ne Lietuvoje, tai tuomet tai tampa problema. Sakykime, problema tiek jam, tiek ir mums. Ar aš teisingai suprantu, kad įstatymė būtent nurodyta formuluotė, kad jis turi paprašyti prieglobsčio Lietuvos Respublikoje? Mes galime priimti jo prašymą suteikti prieglobstį tuo atveju, jeigu jis nori prieglobsčio Lietuvos Respublikoje. Tuomet mes pradedam tą pirminę jo apklausą. Ir nepakanka, pavyzdžiui, pasakyti, kad aš noriu prieglobsčio Europos Sąjungoje? Jeigu užsienietis pasako, kad nori prieglobsčio Europos Sąjungoje, tuomet jis, sakykime, nurodo, kad jo nedomina prieglobstis Lietuvoje ir kaip tokia Lietuva jo nedomina. Nors mes priklausome Europos Sąjungai. Taip. Sergejau, bet sakykit, jums kaip žmogui, pavyzdžiui, ar nebūna kartais sunku, kai jūs matot, kad akivaizdžiai žmogus, tarkim, galbūt siektų to prieglobsčio, bet jis nesugeba net suformuluoti, nes nežino, kad Lietuva egzistuoja tokia? Na, galbūt viduje ir kartais ir pagaila, bet iš tikrųjų turime būti pareigūnai viduje ir su visais vienodai, visus apklausinėti vienodai ir būti nešališki, todėl, sakykime, эмоций не родом. С самого начала человек, который перешел эту границу и просил убежища, создается сразу впечатление, что ему здесь очень не рады, и сразу его бросают в тюрьму, он там отсиживает какой-то месяц, и уже вот озлобленный он выходит, и это его первый опыт встречи с литовским обществом. Это неправильно. Мы убежали с своей страны, потому что там нас убивают, да, вот, и на самом деле убьют. Не то, что... Почему вас убивают? Ну, убивают вот за многих там вещей, но, во-первых, насколько мы как христиане. Пьер, а скажите, почему вы тогда пересекали, вот, лезли через забор, а они все-таки не шли прямо... Потому что вот у нас
не было разрешения, то есть виза не было у нас, что там сюда ехать в Литву, вот как легально. А когда вы попросили убежище? Я сразу, вот первый, вот этого первого, это, который он меня поймал, этот пограничник, сразу я у него попросил даже беженец. А что он сказал? Он сказал, это не мое дело, вот идем и посмотрим. Потом... Сказал, что это не его дело. Да? Он говорит, да, он говорит, это не у меня попросить. Беженцы, это не у меня вот попросить беженцы, это попросить беженцев в другое место. Потом, когда мы зашли туда, в отделение, там вот, где пограничники, я попросил, ну, это было ночью, конечно, было 3 часа ночью. Потом, когда зашли, когда пришла, ну, как директор, или вот, я у нее тоже сразу попросил. Она сказала, это не у нас попросить беженцы, это у нас, мы только сейчас, как говорится, мы тебе сейчас накажем, как ты приходил к границе нелегально. И потом вот попросить беженцев, это не у нас, это в другое место тоже. А дали ли они вам покушать, попить? Нет, ничего не давали, ни покушать, ни попить, потому что вот мы были в отделении, да, вот как сказать. Они сказали, мы вас задержим, там в тюрьму посадим, и дети как будто, вот, то есть нельзя им в тюрьме. Можно. А нам можно, да, потому что мы как преступники, а дети нет. Как вы тогда себя чувствовали? Ну, как тебе вот... Как вам сказать, то, что мне очень, вот даже вот я, ну, как я плакал, да, когда даже, как говорят, может, даже мужчина не плакает, но я плакал очень, когда вот они ушли от нас, как дети, они ушли от нас, я их вижу, вот как они идут, вот я чувствовал, что вот я иду в ад. Я знаю, что я приходил, это нелегально в вашу границу, это я знаю, что я против закона вот поступил, это я знаю, что это плохо. Но у меня другого выхода не было, потому что вот, или вот мои дети умирают на войне, или я убегу. Тогда было очень снег и было очень холодно, стекло там ломано было. Даже так? Так что вы делали? И я тогда, вот, если честно, я даже спал вот около батарейки, а батарейки это вот напротив, это туалет там вот, если честно сказать. Я даже там спал, вот рядышком, чтобы там вот хоть чуть-чуть вот было вот потеплее, да. Я им сказал, вот эту, там вот ломано, да, это стекло ломано, вот хотя бы поменяйте нам или эту, или камеру поменяйте нам, или камеру, или это, да, стекло. Они вот мне ответили, это не гостиница, и это временно. Если честно сказать, я чувствовал себя животным, если честно сказать. Даже так? Даже так. I see the prison. It's very, very bad place. It's very bad place. Very bad. Very, very bad. I'm not criminal. I'm not a bad woman. Why I'm here? But nobody speak with us. I want to speak with my children. And they didn't let you contact your children in prison? Why did they do this? I don't understand. You know, Okay, after that, they take us for the prison, and I haven't any clothes. I haven't anything. Nobody helped me. We are not animals. In my country, I'm teacher, and my husband engineers. But we came here. It's very bad. It's very bad for Lithuania, for government, for people, for everybody. It's not Europa. you came here for help, and they put you in prison. They isolated you from your children, from your husband. They put you alone in this cell, and you had no help from any human being. Is it normal? No. Is it normal for European Union country? No. It's not normal. Is it normal in Syria? No, in Syria not normal. You are speak about
Europe, but in our country, it's not normal. Ką jūs darote Lukiškėse? Lukiškėse iš esmės konsultuoju suimtuosius ir nuteistuosius, nes dirbu klinikiniu psichologu. Kas atsitinka su žmonėmis, kurie patenka į Lietuvos teritoriją nelegaliai? Jie patenka į kalinimo įstaigą. Pas mus. Kaip jie jaučiasi? Daug tokio nerimo ir nežinomybės. Čia ne visai mano kompetencija, bet aš įsivaizduoju, kad reiktų negalvoti, kaip gerinti sąlygas įkalinimo įstaigose tiem žmonėm, bet kaip galvoti, kad jeigu įmanoma, kad jie nepatektų į kalinimo įstaigas, nes tikrai neretai būna, kad žmonės atvyksta į Lukiškės ir pabūna 2, 3, 4 mėnesius ir vis tiek po to patenka į užsieniečių registracijos centrus. Tai tokiais atvejais atrodo, jeigu įmanoma, geriau aplenkim tokią tarpinę stotelę. Kaip tas patirtas stresas veikia jų požiūrį į Lietuvą? Na, kalbant apie tos žmonės, kurie patyrė didelės traumas, sukrėtimus, pavojus savo šaly, tai aš sakyčiau, kad labai neigiamai, nes jie tikisi kažkokio prieglobsčio, kažkokios pagalbos, bet patenka į kalinimo įstaigą. Tai aš manau, kad tikrai neigiamai. Einamoji betvarkė apmažinta. Minimalių sąlygų niekada nepažeidžiam. Tai yra, jeigu prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygose, kas yra numatyta minimaliai, jie tą gauna. Pretenzijos yra reiškiamos dėl palyginimų su kitom šalim. Šiai dienai yra tokia nenormali padėtis, kad migraciniai procesai keliami gerokai aukščiau už šalies interesus. Asmuo, jei atvyksta, jis turėtų priimti tos šalies vertybės, į kurią atvyko, gerbt tą šalį, būti tai šaliai lojalus ir dėkingas. Tai čia gyvena prieglobsčio prašytojai, kurių judėjimo laisvė nėra suvaržyta. Jūs minėjot, kad jie visieną gali nesuvaržyti išeiti iš... Taip. Nors šiandien tos kurortas tokias yra. Viena iš didžiausių rizikos grupių tai yra sanitarinis mazgas. Nes čia negali būti stebėjimo kamerų. Jeigu ribotume naudojimąsi karštų vandeniu, tai mums patiems būtų nenaudinga medicininiu požiūriu. Ar turite čia galimybę kokių nors vaistų jiems čia išrašyti, ar nelabai čia yra, kaip sakoma? Paracetamolis, ne? Teikit, parodysiu šimtą. Jeigu reikia, mes darom bendrą kraujo tyrimą, šlapimo tyrimą, gliukozę, živ testus, su Demetra bendradarbiaujame. Gerai, nu tarkim, žiūrėkit, kadangi jūs kalbate apie živ, o sakykit, prašau, o kaip tada dėl, pavyzdžiui, hepatito, nes jisai turbūt irgi palydovas? Hepatitas, jo, reikia vežti tyrimus, laboratorijas, jie, tai, kaip pasakyti, daktarai neskiria tokio tyrimo, nes jeigu jis pasako ligonis, kad aš sergu, reiškia hepatitų, bet mes neskiriam tokio tyrimo, nes jis yra brangus. Negali būti gyvūnai centro teritorijoje, bet jie... Nes jie gali nešioti ligų, ta prasme. Bet jie visada migruoja neklausdami. O kur mes dabar einam? Į sulaikytų asmenų korpusą. Sakykit, o kaip sakys, jūs paminėjote telefoną, irgi negali turėti šio telefono? Telefono negali turėti. Liron? Georgia. Joja! Metu Georgia. Visam koridoriui šiam, visas koridorius. Ir vienas sanitarinis mazgas tik tai tokiai asmenų masiai, kuri yra sulaikyti.
ir kurie, kaip žinom, sulaikomi tikrai visur ne patys geriausi ir patys pavyzdingiausi asmenys. Ir pirmas aukštas šių patalpų grinai dar naudojamas ir socialinėms veikloms. O tai čia reiškia būtent tos veiklos ir vyksta, ne? Taip. Raktas yra, su raktu išėjo. Dar viena iš pačių 2014 metais tankiausių prašymų, tokių padavimo temų, tai yra prašome mane kuo greičiau įsiųsti namo. Mūsų įsiuntimo kaštai, kuo gero pigesnių, pakol kas nesu susidūręs. Tai efektyvumas kaip labai geras, tik tai gali būti vertinamas. Спасибо. Gruzijos pilietis 1374. Where are you from? Syria. Syria? Да. Afganistan. Ja. Įprasti šūksniai, sulaikyti žmonės nori laisvės. 3 months, 6 months. Bet kaip matot, visi laimingi ir juokiasi. Visi gerai žino, kad laisvės čia prašyti nėra prasmės, laisvės reikia prašyti teisme. Mes pripratę dirbti su piknaudžiaujančiais. Jie iš mūsų išeina jau pasitaisę. Kodėl turėtų būti nejauku? Kiekvienas darbas yra reikalingas, o tai, kad yra tvora, ar jūs kur nors matėt gamyklą be tvoros? Как вы думаете, почему они за этим забором живут? Не знаю. Нет, здесь не забор. Здесь не забор. Здесь так было, как стояла русская армия. И эта колючка так тоже оно была? и осталось, да. Вот эта колючка тоже, она осталась? Да, так оно и осталось. Ничего здесь нового не появилось. Ну хорошо, а почему они тогда, скажите, почему они не сняли эту колючку? Это к ним. Это к ним. Sakykit, kaip manote, kodėl jie už tvoros? Nu kaip, kodėl už tvoros? Tvora. Nu tai kaip, nu taip, jie toks pastatas, taip ir už tvoros. Nu, Tiesiog pastatą tokį kaip pastatė, taip ir liko? Taip ir yra, nu. Nu gal biškai reikia jų prižiūrėti. Reikia, sakote, ne? Nu aišku. Kodėl? Nu vis tiek visokių tautybių žmonės, visokių ten ir tikėjimų turi būti jie biškai prie priežiūros. Я бы не хотела, конечно, чтобы они свободно ходили по улицам, допустим. Должны быть какие-то, ну, типа им условия. Ну, конечно, не держать, он может выйти в город и прийти, но так, чтобы они не ходили, допустим, там по ночам или там еще как-то, ну, потому что люди смотрят у нас немножко искося вот на это все, особенно если видят, что человек не белой расы, допустим. Вот уже вот есть какая-то типа опасность, какая-то опасность. Лишнее слово им скажете, сразу нападают драться. Нападают драться? Так что делать? Не знаю. Закрыть их, пускай сидят на месте там у себя лучше и не выпускать их. Tai jeigu jie pas mus atvažiuoja, tai gal jiems duodam darbą ir jie lai dirba. Už tą minimumą, kurį jaunimas nenori pas mus dirbti. Знаешь, они люди темные. Люди темные, да? Да. Почему? Ну, они только себя считают за людей. Даже так? Да. Литва должна помогать им или нет? Как думаете? Да, я думаю, что и не надо. Не надо, да? Да. От радости сюда бы, честно, бы никто бы не приехал бы, да? Ну, как бы жили бы дома бы и со своими бедами. Но если тебя уже там не дают жить, ты такой невозможностью. От радости, я говорю, никто не едет, не бежит. Одна из радостей, которую в Литве мы приобрели. Наше счастье, да? Наша гордость. Ko trūksta prieglobsčio prašytom, trūksta santykių, trūksta kalbėjimų. Skiriasi žmonių lūkesčiai. Ir tai yra skaudžiausia, nes žmonės bėgo nuo kritinių situacijų. Žmonės bėgo nuo karo,
žmonės bėga nuo persekiojimo, religinio, politinio. Tiesiog žmonės, bet kuris žmogus turi teisę į geresnį gyvenimą, nepriklausomai ar jisai tikras prieglobsčio prašytas, ar jis netikras žmogus, bet kuris turi teisę į geresnį gyvenimą. Ir jis tikisi to geresnio gyvenimo ir kai papuola į uždarą įstaigą. Įstaiga, kurioje jis yra sulaikomas, kurio judėjimas yra registruojamas į šeimą, žmogus tiesiog patiria šoką. Есть такие нации, которые очень опасные. Ну, например? Ну, например, чеченцы. Чеченцы. Вы что, записываете? Tyliai naktį šventa, baltos snegys, tyliai krenta, tyliai krisdamos į žemę, baltos snegys, rodo šlamą. Labą dieną. O ką reikia pasakyti? Atsiprašau. Atsiprašau. Tai kada atėjote? Turbūt prieš ačiū. Atsiprašau. Pusė trijų. Žibritė, klausk jo vardo. Mano vardo. Koks? Jo klausk. Koks? Koks tavo vardas? O, gerai? Mano vardas Eik. Oi, koks. Iš kur tu? Aš... Как будто. Iš Lietuva. Здрасте. А что ж вы тут делаете? Я уже в роль вошла. Как вы думаете, как будет относиться Литва к вам? Ну, мне кажется, нормально будет относиться. Мы же законопослушные граждане, никому плохого не хотим. Мы просто хотим спокойно жить, работать, чтобы наши дети жили счастливо, учились. Как вы думаете, легко ли говорить об этих вещах, которые очень такие, простые и нормальные, что вам надо объяснять? Почему вы бежали из Украины? В наш город пришла война. Прилетели снаряды, разрывались. Это убитые люди. И страх пришел за своих детей. А сколько у вас детей? У меня 6 детей. Страх, конечно, прошел. Тот страх войны прошел, страх. Но теперь новый страх вырос, страх перед неизвестностью. Детям страшно, конечно, ходить возле этой колючей проволоки, потому что живем как в тюрьме. Хотелось бы, чтобы общество в Литве, люди обратились к своему сердцу и спросили, а если ко мне завтра придет война? O dabar jūs mane galite į kamerą paimti. Ką apie migrantus galvojat? Ne, aš apie save dabar galvoju. Na, galvokit. Esu aš mažas. Imate? Imu. Esu aš mažas, nedidukas. Bet vis dėlto esu vyrukas. Man teko dirbti ten ir čia. Bet vis dėlto gimtinė lieka čia. Вот тут вот есть эта проволока, а вы без проволоки живете. Где проволока, в смысле? Вот тут. Ну, потому что мы свободные люди, а не вроде под каким-то арестом, вроде бы. Kaip manot, kodėl jie gyvena už spygliuotos tvoros, o jūs ne? O kodėl? Žinau, ten karas. Ten karas? Karas. Bėga iš ten. A, už tvoros karas? Ne, kur jie gyvena, pabėga čia ir prieglaudą suranda. Prieglauda, o kam tada ta reikalinga spygliuota viela? Aš nežinau, kad jie nepabėgtų nuo mūsų, jie nori toliau turbūt bėgti gyventi. Į užsienį. Tai o ką mes juos tada laikom? Nežinau. Kiek kartų buvo pabėgimas nuo čia. Matėte, ne, kaip bėga? Jo, mačiau, su šunim gaudė iškose. Kodėl jie bėga, nežinau, kas jiem užeina.
Kaip manot, kodėl jie bėga, kodėl jie gali bėgti? Nežinau, geresnio gyvenimo gal ieško. Aišku. O tai gal čia tada blogai, jeigu jie ieško ten geresnio gyvenimo? Man rodos, čia jam gerai gyventi. Gerai, bet vis vien bėga, ne? Vis tiek bėga. Ну как, нравится ли это вам? Бабушка не говорит. Да, ты за столом выйдешь. Vasarą atsidaro langus, muzika groja, patys šaukia ten savaip savo kalbą. Šaukia, ne, ir linksma jiems ten. Jiem ten linksma, jo vasarą ypač. Muzika klausosi savo. Čia rami vieta, gražu čionai. Ir savo pasileidžia muziką ir gerai. Nu ir gerai, ir dar va šaukia visiems čia. O ką jie šaukia? Nu savaip, aš nežinau, kabina, gal mergaitės va čia vaikšto. Vasarą daugiau jaunimo vaikšto. Kabina mergaitės, ne? Nu. O kaip manat, reiškia, pavyksta jiem pakabinti ar ne tų mergaičių? Aš nežinau šito. Gal ir būna susipažįsta, kai išeina taip va, pasivaikščioti. Nu, kol kas dabar šiuo metu neblogai. Neblogai, ne? Ramus. Neišdykavo, čia buvo anksčiau. Daugiausiai tai čia gruzinai tokie išdykę vaikšto. A šitie tai nieko nepasakysiu, nieko blogo. Bet gyvena geriau negu vietiniai žmonės. Gyvена geriau negu vietiniai žmonės? Aišku. Как вы себя чувствуете? Как хорошо вам тут? Ну, хорошо. Хорошо, да? Tai pas juos geresnės sąlygos negu pas jūs? Nu tai aišku. Buvo jūs viduj pas juos? Buvo. Matėt, kaip jie gerai gyvena? O sakykit, kokios turėtų tada būti pas juos sąlygos? Pas juos? Ne, nu tai aišku, europietiškos, geros sąlygos. Bet jeigu mūsų ten pultų pas juos, kur jie gyvena, ar mes turėtume tokią sąlygą? Nu bet tai į ką mes turėtume orientuotis tada, juos ar į mus? Ne, nu kaip jie gyvena, jie europietiški gyvena, tai ir mūsų tegul žmonės taip pat gyvena. Gerų žmonės už grotų nelaiko, ar ne? Как тебя зовут? Меня зовут Миша. Мне 10 лет. Я родился 21 мая. 10 лет. И откуда ты? Откуда? Да. Грузию. Из Грузии. Хочешь жить в Литве? А? Хочешь в Литве жить? Знаю. Я хочу видеть футболистом. Хочешь быть футболистом? Да. Ну и будешь тогда. У меня ребенок двухстороннее воспаление легких. Сейчас они находятся в Вильнюсе, в детском клиническом центре. А я тут сижу закрытым. Вообще не знаю, что с ребенком, что с женой. Не в курсе, короче. Ну, как себя чувствуете? Как? Плохо. Плохо, да? Очень плохо. Я, допустим, со всеми дружу, общаюсь, нахожу язык. А так люди друг друга ненавидят, агрессивны. Да, а в чем причина? Все делаем, понимаете, как колония, режим накручен, как колония. 1 час, ну, прогулка. Ну, люди, конечно, будут агрессивны, понимаете. Мы из Афганистана уехали из войны, и что-то здесь будет хорошо. И здесь нам посадили в тюрьму. И никакой страна не будет детьми в тюрьму садить. Как это? Спортом не заниматься, ничего вообще. А один негатив. Ну, как животные живем. Не побойся этого слова. Да. А если не секрет, какое животное? Ну, как животное в клетках, да, обыкновенно. Ну, допустим, я себя волком считаю. Я не могу, допустим, ну, как волчью жить, да? Не, я могу по-другому интервью давать, но я говорю правду. Просто в России сидя в колонии, да, вот и я, ну, не стесняюсь, очень много глупостей. Но в этой колонии меня научилось всю жизнь правду говорить, так как оно есть. Ну, знаете, с правдой легче жить. Ну, как самочувствие? Нормально. Классно. 5 минут полет. Весенний. 5 минут полет нормальный. Да, типа. Nu, o kaip jūs jaučiatės? Man tai liūdna, kažkaip pasidarė. Taip gražu laukia, o kam jie dabar čia tai turi sėdėti, aš nesuprantu. Jo, yra.
Gal taip saugiau? Man atrodo, vaikams tai linksmiau pievai žaisti, negu čia sėdėti. Ir saugiau gal. Vat, ar nesuskausta kartai širdies, vat, matant tos žmonės į sieną, vat? Keistas klausimas. Tas širdies skausmas, gali būt, bet ar pavyzdžiui, kaip galvojat, kaip atrodytų chirurgas, jeigu jis skaudančią širdim operuotų? Žiūrėkit, tai jūs su sužalota ranka net grosite. Taip. Jūs, reiškia, taip aukojatės. Matot, kaip tai tenka jums kaip restorane, ne, truputėlį jaučiatės, vat, reiškia, įgaidžius tenkinti tenka, ne? Nu taip, čia reikia pas kiekvieną prieiti, pasijuokti, tam vienas pasakys ačiū, kitas ne. Maitinamės pagal kaloringumą taip, kad jie sunkiai dirbtų statybose. Daug jūsų labai daug. Kodėl? Turbūt sotus? Sotus, ne? Žinot, tiesą sakant, jeigu man pačiam teko mėnesį gyventi 5 žvaigždučių viešbutį, pusryčiai tie patys tradiciniai, pavargau aš jau po to valgyti jau antrą savaitę, kokią nors tikrai skanu, bet kiek galima valgyti tą patį per tą patį. Tai po to jau pradėjau keisti, jau pradėjau valgyti kažkaip vieną, po to kitą, tai kad šiek tiek pamaišyti, nes, Vietnamai labai mėgsta pavalgyti ir jau būtinai suvalgo viską. Jo, visų jėdai, kaip mes sakom. Jie valgo ir... Visą jėdai, ne? Jo, viską. Ką duosite ir valgo. Labadiena, aš Seimo kontrolierių įstaigos vadovas, Augustinas Normantas. Noriu pasidžiaugti, kaip sakant, uždaroj įstaigoje vyksta atvirų durų diena. Daug kas klausia, kada mes papulsim į Europą. Tai aš nesakysiu, bet patys galėsit įvertinti, kiek mes Europos reikalavimus atitinkam, kiek neatitinkam ir kiek viršijam. Bet kad anglų nemoka, tai iš Indijos į kalbos. Tai visgi mes skiriam prioritetą moteriams. Ir ten gyvena užsieniečiai pagrindė visgi sudaro prieglobsčio prašytojų, tie, kurie neturi vidaus tvarkos pažeidimų, tie, kurie tvarkosi. Tai natūralu, kad čia mes negalėtume jums tuščios sektorius, kodėlgi čia neapgyvena žmonių. Bet tas ryšys ir siekis eliminuoti natūralų prieaugį kasmet, gimstamumą, galbūt, nes čia gyvena moteris vietnamietės. Taip, žinau. Ne taip, ar mes turim patirtį, tai todėl mes čia apgyvendintumėm tik tai šeimas. Tai kol kas čia tuščia dabar? Dabar šeimų sulaikymuose praktiškai nebūna. Tai, kad centras yra iš 2 centrų ir budėtojų dalyje dirba statutiniai pareigūnai, tik pagreitina reagavimą šiuo atveju ir tikrai nebaugina ir netrikdo gyventojų. Зачем над нами такой контроль? Если бы мы захотели, мы бы уже давно уехали или убежали. Очень жесткий контроль, сильный контроль, можно сказать. Хотя охранники очень добро к нам относятся. Скорее всего, требуют от них начальства. А так жизнь прекрасна. Klausykit, aš nežinau tiesiog, ko jie čia ieško, nesuprantu. Argi čia gerai gyventi? Dalis važiuoja čia į Lietuvą dėl to, kad ieško prieglobsčio. Pas save tegul tvarkosi. Nu ką, jau jeigu atvyko, tai jau, nežinau, kažką tai, kad per daug nebūtų. Kad per daug nebūtų. Tai Hitleris buvo ten tokias stovyklas įrengęs. Tai va bijau, ką nors pasakyti, nes paskui mane per rūšiavimą apkaltins. O ką reikia daryti su tais, kurie čia ieško prieglobsčio Lietuvoje? Naikint. Naikint reikia. Kaip jūs elgtumėtės? Kaip? Normaliai, laba diena, viso gero, Sakykit, ar neerzina jūsų šitas pratybos? Ai? Tas pats, ne? Tas pats vienodai rodo.
Vienodai rodo. Tegul žaidžia su žaisliukais berniukai. Rūkla yra aplamai toks miestelis, kur labai daug ir kariniai daliniai, ir pabėgėlių centras, ir senelių globos namai, tai galbūt tiesiog tai yra Ir pabėgėliams, ir seneliams karas. vietos užtenka. Vietos užtenka. Rūklai užtenka. Ar logiška yra, kad jie, reiškia, vat, stengiasi juos tarsi Lietuva priima ir tuo pačiu apgyvendina šalia poligono? Gerai. Gerai, ne? Gerai, ne? Gerai. Kodėl gerai? Nes tada jie jaučiasi galbūt Lietuva jų akise pati pakyla, kad priema svetingai. Tai... Кажется, то, что здесь начнется война. Я иногда забываю то, что здесь Военный городок. военный городок и летают самолеты. Я часто думаю, то, что я в Украине, летают самолеты, и мне иногда страшно. Nieko tokio, kad triukšmas dėl tų pratybų, kad čia Triukšmas yra. skraido, čia važinėja. Lėktuvai skraido. Lėktuvai skraido, sraigtasparniai, ne? Ieško cigaretę, žinai. Cigarečių ieško? Ne. Вот. Мы уже один посадили. Вот. И посадили, один растет. И вот сейчас второй буду садить, еще один. Мы подарим тут центру, чтобы память о нас осталась. Мы когда уедем, а он будет тут расти, в центре. Легко ли интегрироваться в Литву? В Рухле? Да. Ну, тяжковато, честно. Почему? Потому что вышла одна большая улица, и больше ничего. Денежку выдали, и захотелось свежей рыбы жареной. Я сейчас учусь на электрокарщика в Каунасе. Окно, видите, лук, все растет там. У нас остались 2 квартиры, у нас осталась там дача на берегу речки. Квартира у нас на берегу моря. Мы так вот через дорогу перешли, спустились через парк. Это 15 минут я засекал. И мы на пляже, городском пляже. Море там Азовское, очень... Ну, что нам уезжать? Никогда мы даже мысли не могли подумать, что, знаете, бросить и уехать. Мы планировали там дальше все это. Почему? Потому что я вообще... Мы с женой так, знаете, мечтали, наверное, уже теперь. Остается, как мечтали. На дачу переехать, и там на даче у нас... Она за городом. Там тихо, спокойно. Летом там вообще прекрасно. И мы думали туда... А детям квартиры. Ну, это уже... Это мы так мечтали, наверное, потому что по-другому, как это назовешь. Все, разобрались мы с ней. То можно на уху. А где еще один такой тапок? Не знаю. Сколько у вас вообще детей? 7. Шутите? Чего? 7. Одна в Днепропетровске осталась, так как мы не стали ее срывать, там пока спокойно, тихо. Вот, а с нами 6. Вау, и как выжить тогда? Ну, не знаю. Раз у нас растение живет, то значит и мы будем жить. Мы не сомневаемся. Да. Откуда это у вас оптимизм такой? Откуда? Ну, не знаю. Может быть, у нас в Украине все такие, но я не знаю, мы... И когда сюда ехали, ну, дети только переживали. Я не переживал ни грамма. Почему? Потому что я понимал прекрасно, если я там работал, то я здесь хоть кем-то, я все равно смогу работать. А раз я буду работать, значит, я смогу по-любому что-то зарабатывать. А раз я буду зарабатывать, значит, мы будем питаться чем-то. Вот тут, видите, вот такой хлеб у нас получается, той хлебопечки. Ну, знаете, не знаю, может, мы то, что там привыкли в основном белый, у вас мы тут столкнулись в основном, ну, да, черный, да? Но мы еще не разобрались. Мы подберем муку и будем и отрубной делать, и черный делать. Да, Анна Жмовна, она еще не вычитала такой рецепт. А когда вычитает, найдет... в продуктах немножко теряемся. Там же разные названия. Ну, мы когда определимся, мы потом и черный приедете, мы покажем, какой черный у нас получается хлеб. Сейчас я отнесу. 2 riešutai, po vieną. Kaip lietuvių kalbos pamokos? Labas rytas. 6, maksimum kas ten 8 mėnesiai pas jūs gyvena, nedaugiau. Ir tai nelanko kursus. Jie kaip pirmiau atvažiuoja, pamato aplinkybės, visi svajoja, kuo greičiau išvažiuoti.
Jis atvažiuoja į Ruklą, pamato, kad miestas artimiausias yra už 15 km. Bet Rabani, jūs praleidote dar, reiškia, Pabradės užsieniečių registracijos centrą? Aš apie Pabradį visada mažai kalbu, nes tai yra labai trumpas laiko tarpas. 6 mėnesiai, po to žmonės persikelia į Ruklą. Ir jie atvažiuoja čia. Ką jie čia pamato? Jie pamato socialinius darbuotojus. Tai jie tarsi institucijos perduoda viena kitai. Viena kitai, taip. O šiaip realiai, kad jie pamatytų miestą, gyvenimą, visą kitą, jie turi važiuoti į miestą. Jeigu geriausiu atveju jisai iškentės ar pabus porą metų čia ir išvažiuos į miestą, ką jisai miestuose mato. Vėlgi tą neigiamą požiūrį lietuvių. Ne ta prasme, kad jie užsienietį nemėgsta, bet lietuviai ką mėgsta, pirmiausia pateikti užsieniečiui apie savo valstybę. Turbūt pastebėjot. Pamato užsienietį, ką tu veiki šitoje Lietuvoje? Čiagi mums sunku, nėra darbo, nėra maisto. Ir štai jisai pamato, kad taip, jisai buvo teisus. Jisai 2 metus galvojo, kad čia neverta laukti. Ir štai lietuviai irgi pasako tą patį. Я родилась просто в этом городе, и 22 года назад я уехала на Украину. У меня семья теперь есть. Я искала защиты в своей родине. Но... Нашли ли вы защиту? Нет. Какое это чувство? Обидно очень. Здрасте, я извиняюсь. Я хотела узнать у вас насчет работы уборщицей. Убивает внутри, конечно. Когда люди говорят, чего вы сюда приехали, нам некуда было просто. Мы искали, куда спастись. Точно так же, как утопающий ищет, где схватиться за соломинку. Я не все понимаю, то, что вы говорите. Нам не обязательно говорить по-русски, понимаете? У нас Как? литовский язык есть государственный. Ну, а человек с Украины приехал. У нас есть государственный литовский язык. Если бы вы попали бы в другую страну, например, к нам, на Украину. Да, с переводчиком тогда. Ну, по-литовски вы не говорите. А переводчик есть у вас разве здесь? Не, у нас не так. Ну, вот видите, как. Надо с переводчиком ходить, если... А если бы вы попали бы к нам на Украину, вот в Литве бы началась бы война такая, как у нас. Зука, скажите, пожалуйста, как с вами они это? Ой. Тяжело. Тяжело? Да. Тяжело понять, почему настолько люди агрессивно относятся к тем людям, которые приехали с другой страны. Скажите, Зухра, а как к вам отнеслись в Севальдибе? Ну, там я пришла подать заявление, чтобы меня поставили на очередь на квартиру. Они приняли за бомжа, которому только переночевать надо. Вот. Как вы думаете, как можно ли это назвать интеграцией? Нет, наверное. Kaip manot, kokia turėtų būti imigracijos politika Lietuvoje? Kaip jūs apibrėžtumėte trumpai esminį dalyką? Aš manyčiau, kad esminis dalykas, tai pirma, mes turime, kalbant su verslu, apsispręsti, kokių specialistų tikrai Lietuva pati negali parengti ir kiek mes darbo vietų galime, sakykime, skirti užsienio piliečiams, atvažiavusiems iš užsienio, apsaugant savo interesus. Как вы себя чувствуете в Литве? Сам по себе в Литве-то хорошо, нормально более-менее. Нормально, да? В плане отношения, в плане к людям, как? В плане работы, да, как к животному. Как животному? Ну, говорит, не нравится, есть свой колхоз, не нравится, есть куда хочешь, идя отсюда на твое место, придет много хохлов и всякое такое. Вы шутите? Да. Но вы сам гражданин Литвы? Я гражданин Беларуси. Aš tikrai esu įsitikinęs, kad užsieniečių teisės yra apsaugotos. Ir kaip manot, ar jie turi visas galimybės, pavyzdžiui, sužinoti, kokias turi teisės, kad galėtų, tarkim, nežinau, pasiskųsti galų gale?
Ir tikrai vairuotojų tas, sakykime, nesėslus, o kilnojamas darbas, jie turi radio stoteles, jie tikrai iš trečių šalių atvykę vairuotojai kalba gerai rusų kalba ir tai, sakykime, nemanau, kad tai yra problema. Aš noriu pasakyti... Tai per radio stoteles gali susižinoti tą informaciją. Taip. Им без разницы, что ты чувствуешь. Они знают свое, что им надо сделать деньги, поиметь себя денег. И все. Moderni baudžiava, nes darbo vizos yra išduodamos konkrečiai tai įmoniai. Jeigu nutraukia darbo sutartį, per 7 dienas informuoja migracijos tarnybą, tu turi išvykti. Ir tu net nespėtum kreipti darbo ginčių, sakykime, Lietuvoje nagrinėjami per 20 dienų. Ir kitas momentas, dar kartą mes sakome, mes esame, jeigu solidari ES valstybė, turime apsibrėžti kvotą ir principus, iš kokių šalių, kokiom sąlygom esant, labai nedidelis kiekis, bent simbolinis kiekis visgi pabėgėlių turi būti įsileistas į Lietuvą. Daug imigrantų mūsų pražudys. Kai čia mačiau negrą su lietuviška kepuraitė, gal ne tik lietuviška kepuraitė, gal ir mintis jo tokios, arba va ten žydaitė, kurie labai patiko. Bet jeigu reiškia, jų bus milijonas ar daugiau, o iš jų didelė dalis reiškia, reikalaus savo teisių, savo kalbos, mums bus blogai. O sakykit, kuo blogai, jeigu žmonės reikalauja savo teisių? Sakykit, o kaip, pavyzdžiui, su libaniečiais daryti? Ten jųjų reikalas. Arba su sirais, kurie čia Lietuva yra? Jųjų reikalas. Jųjų reikalas. Taip. Lietuviai, mes Lietuva. Mes lietuviai. Tegul. Jie ypač. Mes Lietuva. Mes laisvę turim. Lietuva. Viskas. 50 metų kentim. Viskas. Lietuva. Lietuva. Pamojokit. Žiūrėkit, sveiki. Bet jūsų? Ačiū. Su nepriklausomybė. Puiku. Bet reiškia, šitas šalikas tai gėjiškas truputį? Ne, čia tikrai ne. Tikrai ne. Močiutė nežinojo, ne? Labai gražus šalikas, šiltas, tikrai ne. O ką nusėmė tada? Šitą judėjimą. Nusėmiau, kad jums taip neatrodytų. Kaip manot, kaip Lietuva turėtų elgtis su migrantais, kurie čia atvažiuoja į Lietuvą? Reikia stengtis, kai jau būtų mažiau. Tai kad mūsų būtų daugiau ir kad būtų žemesnis gyvenimo lygis. O kaip, kad būtų žemesnis gyvenimo lygis? Migrantams? Mums. Taip. Reikia stengtis, kad būtų žemesnis gyvenimo lygis, tada jie neatvažiuoja šią Lietuvą. Sakykit, dar vienas toks esminis klausimas, kurį kelia ir žmogaus teisų organizacijos Lietuvoje, tai yra migrantų orumo išsaugojimas. Ką Lietuva daro, kad migrantų orumas būtų išsaugotas? Aš visgi pirmiausiai manyčiau, kad tie žmonės, kurie atvažiavo į mūsų respubliką, jie turi besąlygiškai gerbti mūsų įstatymus, besąlygiškai gerbti mūsų konstituciją, priimti mūsų gyvenimo kultūrą, papročius, tradicijas ir neturėtų kelti kažkokių tai savų reikalavimų, kas susijęs su jų, sakykime, specifika. Žmonės kai kurie tiesiog galvoja, atvažiuoja musulmonai, daugėja musulmonų skaičius Lietuvoje. Tai ką, jie mus žudys, arba čia visi mes vašinsim taip kaip musulmonai, arba kažką mes darysim, arba visi eisim į penktadienį maldą, arba neeisim. Clean yourself and prepare for prayer. Aš susidūriau su įvairiais žmonėms ir vienas sako, kad pas mane toks tikėjimas. Nes nors iš tiesų sumaišyti papročiai, kultūra, tos vienos arba kitos šalies su tikėjimu. Ir islamas sako, jeigu jūs gyvenat kažkur kitose šalyse, jūs turit parodyti pagarbą ir gyventi pagal tos šalies normas, teisės, įstatymus. You asked me about this event in Paris. So people which are not good inside of their head, they cannot represent anyone. If you're coming to a different society, you need to
integrate inside of that society. You cannot come to city and bring village with yourself. Okay, this is also not good, this is a little bit racist, you know, from my side. Musulmonai, ne, turi parodyti toleranciją. Jeigu atvažiuoja čia Lietuvą, ne, nes mūsų pranašas mokė mus, kad mes turim pirmi padaryti žingsnį. Kaip manot, jeigu atvažiuotų žmogus musulmonas iš Pakistano ir dirbtų jūsų darbą? Nu, iki vakaro gal išvažiuotų. Jie gali gal gyventi kažkiek, kažką tai, gali dirbti čia, gali kažką tai naudą nešti, bet kad jie nesijaustų visaverčiais, pilnaverčiais piliečiais. Na, bet žinot, jeigu jie, pavyzdžiui, klausysi šito dalyką, jiem gali būti skaudu, nes... Mum irgi skaudu būna. Tai biški nuotaika nekokia, ne? Ne, viskas tvarkoj. Mūsų jaunimas pas išvažiavęs, imigravęs, galima pasakyti. Ir mano šeima visai išvažiavęs į Londoną, nes Lietuvoje nėra darbų. O jeigu dar atvažiuos imigrantai, tai čia aš nežinau, ką čia jie darys iš vis. Tai mum lietuviam iš vis dingt reikia iš čia. Kiniečiai permuša kainas, jie dirbo ant kapeikų ir jie permuša mūsų pinigus. Va, tikrai, va čia irgi yra didelė, va čia teisingai žmogus pasakė. Jie permuša mūsų kainas. Jo, nes jie dirbs ir už 500 litų per mėnesį dirbs. Jo, ir jie ten... Musulmonai, pavyzdžiui, nes jie negeria alkoholio, jiems jau išlaidos yra daug mažesnės. Gerai, ne apie alkoholį esmė dabar. Ir apie alkoholį irgi. Nu tai irgi, taip. Bet jie darys, dirbs, jie mums permuša kainas. Mes galime uždirbti, o jie ten... Kapitalizmas, tai jeigu jie pasiūlo... Jie kaip skrusdėlės susirinks, dirbs tenais ir jiems, kad uždirbt. Gerai, aš to atvažiuosiu. O čia kas vėl? Čia signalizacija? Tai lietuviai dėl šito tikrai nereikia pergyventi, kad kinai čia užpuolė ir čia gyvens ir kažkaip nebus. Nes vėlgi mes kalbam oras. Toks oras aš tikrai nemanau, kad manau labai daug tautiečiai patiks šaudas ir visą laiką debesuotas žiemos metu. Aš esu vienas vaikas, mano tėtis irgi man vienintelis. Kaip sakant, aš norėčiau, kad jis gyventų su manim, bet tokiu atveju man reikia kitaip apiforminti. Jis kaip UABės savininkas, akcininkas, o ne kaip mano tėvas atvyktų į Lietuvą. Tai aš nežinau, jeigu viena užsienietis pensininkas, jis gali kenkti Lietuvos valstybės saugumas. Очередь вообще ненавижу. Это на самом деле очень большой стресс постоянно. Отвлекает. В принципе, вот на сроки надо подать на этой неделе документы. И всю неделю я не могу работать, и всю неделю мы занимаемся подготовкой документов. Потому что вот мы во вторник первый раз пришли, не хватило документов. Еще раз пришли. Сегодня, ну, не знаю. Вот еще и завтра придется прийти. Доказать родство, то это одно. У нас бизнес-иммиграция, у нас другая ситуация. Nu, žmonės ir patys užsieniečiai turėtų domėtis, pasikeitė tvarka, kokiu reikia dokumentų, ar internete, arba teisininkų samdo, nes iš tikrųjų iš kitos valstybės yra žymiai sunkiau susigaudyti mūsų įstatymus. Сама процедура, конечно, очень, немножко, какие-то не то что унизительно, а в каких-то моментах она кажется, что ты как бы в принципе не нужен, и можно обратиться, например, в другое государство, да, и работать там. Я столкнулся с литовскими, как это называется, государством в виде чиновников и в процессе ведения бизнеса, и вот сейчас в процессе оформления документов регулярно сталкиваюсь. Я могу сказать, что Литва однозначно не является, даже близко не приблизилась к каким-то эталонам. Как говорят, Беларусь, моя родина, это последняя диктатура Европы. Могу сказать, что все проблемы те же самые, только в Беларуси не дают сказать, а здесь никто не слушает. Mažas su
Picante padaže? Okay, enough. Isn't this funny because you were waiting for your permit, now you're waiting for your kebab, so... Correct. Well, but it's better here because I waited 3 hours. O tai neprailgsta valandos šiandien? Kiek jūs per dieną laiko čia prabūnat? Tai galima sakyti, kaip sakysim, paskui sakau, darbo inspekcija bus čia. Brolis! Mes tai taip ir gyventumėm su cepelinais, o dabar čia va kokių patiekalų. Ačiū labai, geros dienos. Aš visiems vadinėjim brolis, žinai, kad čia pas mus yra, kaip reikia, mes vadinėjim brolis, žinai, nėra skirtumo, arba čia kita religija nėra skirtumo, čia pas mus tas pats, reikia gerbti žmogums. Reikia gerbti žmogų? Taip, man nėra skirtumo, čia lietuvių, čia rusų, čia ne, man jokia problema. Žmogus, svarbiausia. Это бабай. Но ты съезди в Англию и посмотри, как к ним относятся. O kokį jūs sakėt? Mato miksą. Kodėl? Skaniausias mano. Nebūtų geras, tada 10 metų aš beveik čia darbo vieto nedirbtų. Aš čia nuolatinių turiu leidimas ir gyvenu, ta prasme. Bet neužilgo jūs jau galėsite pretenduoti Lietuvos pilietybę? Kol kas negalvoju, ta prasme. Tai jūs tuoj netrukus jau važiuosite į vakarus, ne? Jau pabėgsite iš Lietuvos. O kam? Du žmonės pas mane dirba, ta prasme, dabar lietuvių pilietybės. Tai mes padedam ekonomiją, kad kiltų. Iš Turkiją neatvežam savo daiktų, kad čia pirkam. Vis tiek mes einam parduotuvę iš Lietuvų pirkam, ta prasme. Gyvenam, mokam. Šia. Viena geros, jūs savinatas. Gal smulkių turėsite? Tik tiek. Sakykit, tai tiesa, kad jūs atvažiavote į Lietuvą suviliot šviesiaplaukės lietuvaitės? Ne. Tai kur čia važiavote tada? Pavyzdžiui, aš kaip gyvenu su savo žmona, jinai savo tikėjimą, aš savo tikėjimas. Nėra problema, ta prasme. Kaip jinai nori gyventi ir viskas. Kiek aš paspausiu, kiek pasakysiu, bet aš jau širdien negaliu pakeisti. Tai turbūt čia ne jūsų, ne viena šeima, turbūt jūs turite 3 arba 4 šeimas. Tokio dalyko nėra. Kažkodėl jie nesupranta tik dėl to, kad, kaip galima su musulmonu būti laiminga. Kaip mama sako, čia tik laiko klausimas. Kuo daugiau mūsų bus tokių šeimų, tuo tikrai tada žmonės matys tik tai gerąją pusę. Ir nebus tų tokių, ой, čia juodas, čia musulmonas. Третий сорт. В нашей стране они будут третий сорт. Понятно. Я второй сорт. Šiaip turėtume būti vieningi. Vieningi? Taip. Su kuo vieningi? Su emigrantais visais. Kurie čia atvažiuoja į Lietuvą? Taip. Kodėl mes turime būti vieningi? Užtat, kad kiek man teko būti Europoje visur. Vokietija, Danija, Čekija, Norvegija, Olandija. Ten irgi vieningai priema. Akiratis prasiplėtė labai dideliu ratu. Akiratis prasiplėtė labai dideliu ratu. Taip. Pravažiavus Europą, ne? Taip. Vergas yra pratęs tik tai gauti. Dalintis, kad tą gali padaryti tik laisvas žmogus ir pagal tai ir mes matome laisvas visuomenės ir tokias vergiškos dvasias, kada vaikams pjaustomos galvos krikščionių ir kas mūsų malda yra be veiksmo. Savo kvietimu mes sakėme, kad tai yra tie žmonės, dėl kurių mes prisimam atsakomybę ir kad jie tikrai nebus kokia nors ten mokestinė, finansinė ar našta. Ir kas gali būti koks įdomus paradoksas, kad mes bijome padėti kitam žmogui, nors kas tame galėtų būti. Mes bijome, kad kažkas nepavyks, nepasiseks ir panašiai, bet kuo tikrai tikiu, kad tai tikrai bus ne viena karta, kuri maldoje prisimins Lietuvą. Pamirš gal ir konkrečias situacijas, pamirš vardus, pamirš ar ten bažnyčių pavadinimas, bet tikrai ta šalis bus ne vienos kartos bus paminėta. O jeigu už mūsų šalį bus besimeldžiančių, tai aš manau ir mums gerai. Arba ir gerą linkinčių, tai šitokių žmonių Lietuva per daug niekada neturėjo.
I am very happy now and very thankful for the Lithuanian people and the Lithuanian government that they give me this right to live and to start over again. So why is it important for you? Because it's my life. Life is important. Gražius žmonės, kuriuos pažįstame, yra tie, kurie žino, kas yra pralaimėjimas. Žino, ką reiškia kovoti, ką reiškia prarasti. Ir tie, kurie rado savo kelią iš nevilties, šie žmonės moka vertinti, yra jautrus, supranta gyvenimą ir propoldo žuojutą švelnumu ir rūpestingą meilę. Aš noriu pasakyti, kad gražus žmonės nėra atsitiktinumas. Nėra atsitiktinumas? Taip. Poetas? Aš ne poetas, bet aš esu Jūs esate, ne? žmogus.